Reko. Taip, labas vakaras visiems. E, Šiandieną Yes Global partneriai susitikom pasidalinti įrašais, ne įrašais, atsiprašau, padarysim įrašą ir pasidalinsim atsiliepimais, kaip kas ką vartoja, kaip kam sekasi, kai kurios gal savo partnerių pasidalins atsiliepimais, kai kurios savo, bet vis tiek nu, mūsų vartotojų vis daugėja, tų atsiliepimų raštiškų turim labai daug. Tai aišku, juos galima ir paskaityti, ir parodyti, bet daug smagiau išgirsti, kai žmogus gyvai kalba. Tai Svajonė, tada įsijung kamerą, jeigu gali, ir pasidalink. Svajonė visai neseniai pradėjo, tai biškė papasakok apie save, kas tave sudomino, kodėl tu būtent prisijungiai ir kaip jautiesi pradėjus vartoti produktą. Sveiki, tai Svajonė, esu 3 savaitės galbūt vartoju jau. Tai pirmas pastebėjimas, tai kolangardas yra nerealus, tikrai nerealus. Dar neturiu tokio atveju, kuriems daviau ir ragautų ir kad, taip per porą dienų tikrai nesuveiktų. Net po to įspėjo, sako, tu negalėjai pasakyti, kad, kas manęs laukia. Nes kai kuriams tai net valandų skaičius praktiškai buvo esminis, kad negalėjai į parduotuvės tolimesnės nueiti. Bet kas man labai patiko, kad aš po savaitės 3 kilogramų netekau. Niekada dėl dietų, dėl svorio nepergyvendavau, niekada nesivaikydavau, neturėdavau savo tiksluose, dreamboarduose ar kažkur tai. Bet kažkur tai apie 45, man rudenį 50, tai nutiko, kad tas svoris, matyt, metabolizmas ir sulėtėjo kažkas tai ir, ten 3-5 kilogramai užšoko. Ir, tie -3, visai fainai, taip užsidėti kelnes ir žiūrėjau laisvą. Pavasario tikrai smagu. Nerealu tikrai. Ir dar labai stipriai man Sunsetas suveikė. Aš tikrai netikėjau, nes aš visiškai pilnai tikėjau, kad su miegu pas mane yra normalu. Aš einu miegoti tada, kada jau lūštų ir man 3 minutės ir aš užmiegu. Ir šiek tiek human dizainą studijavau, žinau, kad projektoriams tai reikia valandą prieš nueiti, o generatoriams reikia, kai jie lūšta. Ir aš neidavau, kada aš nenoriu miego. Bet aš labai norėdavau gal paskaitinėti kažką. Tai atsiguliu lovą ir galvoju, sučiurpsiu. Čia nebus, čia saldu, oi, čia gerai. Kas čia gali veikti? Tik tai prisimenu, vau, guliu ir galvoju, kažkaip aplink akis, kažkaip limpa, kažkas tai darosi. Ai, gal praeina noras, man čia gal skaityti, gal aš nebeturiu jėgų, gal čia, oi, kaip saldu būtų ant šono pasisukti. Ir taip jau ne kartą galvojau, ne, čia man gal tada pasirodė, bet ir vakar lygiai taip pat, ta prasme, kad reguliavimas miego yra kažkas tokio. Ir taip, aš užmiegu ir atsibundu. Kaip vienas ilgas sapnas. Tai, fainai, iš tiesų fainai, kad atrodo kaip baltas lapas atsibudus. Tie 2 man produktai ypatingai. Kaip Sunrise'as veikia, tai nežinau, gal reiktų dar pavartoti dėl energijos pas mane ir taip, nors vežimais vežk, tai nelabai žinau, kiek čia Sunrise'as prideda. Dėl odos problemų, kaip ir tokių neturiu, bet jeigu išmatuoti kokią laboratoriją aš ką, tai tikrai būtų fainai. Ir sužinoti kaip ir kas. Arba po kažkiek tai laiko galbūt matytųsi, kokie čia pamažėtų čia. Bet aišku, kad tai ne per vieną dieną oda susitvarko, tai bus matyti tikrai po 2, 3, 4 mėnesių bus visai kiti pojūčiai. Ai, ir moteriškas yra kažkas tokio. Man geriau jo negerti. Aš išsiskyrus ir kai išgeri, tai po to labai norisi. Moteris, girdit, kas turi... Aš sakau, o čia kažkaip tai galvos skausmas, jeigu kažkokie vyrai turi problemų, kad
jų moterims skauda galvą, nu tai va prašau šitą parūpinti. Viskas aišku, labai fainiai. Ačiū, ačiū tau tikrai. Tikrai labai ir, ir iš tikrųjų labai smagu, kad vat, per tokį trumpą laiką pojūčiai, ar ne, yra, nu tai va, tai tikrai sėkmės toliau geriant, padraugausim dar. Tai labai ačiū tau. Ačiū Dabar labai. kas dar gali, Neringa, gal dabar tu gali, kol dar niekas kitas. Bandom, galiu, Gal gali nežinau, ar pasijungia. kameryti. O, va, Jo, kokios. teisingai. Labas vakaras. Aš irgi va oranžinę spalvą prie svajūnės prisiderinau. Tai labas vakaras, tai daugelis jau mane pažįsta, esu neringa, vartoju šios produktus jau virš metų laiko ir tikrai labai džiaugiuosi pati dėl savęs, dėl savo artimųjų ir visiems žinokit, kam rekomenduoju. Ir tikrai kaip daug kas sako, nu tai kažkada gal čia nustos vartoti žmonės ir vat, žinokit, čia ratas tik didėja ir sukasi ir jisai užsikuria dar didesnis ir žmonės per žmonės tiesiog dalinasi. Tai aš pati jau nevartoju visų produktų, aš vartoju Kolanguardą jau į savaitę kokį kartą ar du. O šiaip dabar stengiuosi Sunrise ir moterišką. Vieną dieną Sunrise, kitą moterišką. Vieną Sunrise, kitą moterišką. Nes tai yra labai efektyvūs produktai, bet jie, kaip sakau, tylus yra. Tai reikia juos ilgesnį laiką pavartoti, tiesiog, kad pajaustum ir tikrai jie yra labai efektyvūs ir rezultatai tikrai matosi. Sunrise'as tai man tiek energijos priduoda, aš galiu visą dieną iki pat vėlyvos nakties daryti, kažką veikti. O dar pas mane yra mažoji mergaitė, 3 metukai jai, tai tikrai man priduoda tos energijos ir to tokio judesio. Dar pavartoju kartais, kai jaučiu, kad man yra tikrai perdegimas arba noriu gerai įsimiegoti sunsetą. Tai man jis yra atradimas, tiek mano sūnus vartoja, jisai daug mokinasi ir mokykloje, pavyzdžiui, ta įtampa ar kažkoks kontrolinis, tai mama duok man tabletės. Jisai sučiulpia pusę tabletės ir, žinokit, ramiausiai, geriausiai įsimiega, atsikelia šviežią galvą ir tikrai produktyvi kita diena būna ir pailsėjęs, jautiesi labai po tos nakties. Tai dar turiu labai gerą atsiliepimą pati nuo savęs, nes vartojame mes visi šitą produktą ir labai jį pamilom, tai Probio C. Tai čia yra, man tai toks efektyvus produktas, nes dabar pas mane šiek tiek tos veiklos dar daugiau yra. Taip, va šitas va produktas, tai aš duodu savo mažyliai. Pernai metais mes pradėjome eiti į darželį. Tai sukluskit mamytės, seneliai, močiutės, kurie turi anūkus, kurie turite jaunas mamas, kurios labai vargsta su būtent tuo, va, kai pradeda eiti vaikas į darželį ir kad, nes prasideda labai daug ligų. Nes ten tiesiog ne visada plaunamos rankos, yra viskas į burnytę dedama ir normalu ir elementaru, kad vis sergama ir sergama. Kol adaptuojasi tas mažas jaunas imunitetas, kaip aš sakau, tai Probio C, žinokit, numeris 1. Mes šiais metais atlaikėm net 2 didelius susirgymus grupėje darželio, kur aš vedžiau kaip į privačią grupę, žinokit, darželį vieną mergaitę savo, nes visi vaikai buvo nuo skarlatinos išgriuvę ir dar buvo gripas išgriuvę. Mes minimaliai, mano mergaitė vieną kartą nusivėmė ir mes viskas tvarkoj, o kiti važiavo iki ligoninių, iki reanimacijų ir tikrai labai su ilgalaikiam, kaip sakau, nes truko netgi kitiem 3 savaitės mėnesį laiko, kol pagaliau pasveiko ir išėjo į darželį. O mums labai viskas lengvai. Ir aplamai šiais metais mes darželėje sergam labai labai mažai. Ir manęs klausia, net auklėtojos pačios sako, ką Luknės mama duodat? Sakau, Luknė pas mane, sakau, geria labai, sakau, gerą produktą. Ir aš jai, žinokit, ryte į vandenuką šiltą įberiu, patirpinu, nes jį galima tiesiai į burnytę, o galima ir į vandenuką. Ir tikrai jaučiu tą efektyvumą. Ir jeigu matau, kad pradeda sloguoti arba kosinti, aš jo duodu dažniau. Tai reiškia, kad tas paketėlis šiaip žmogui priklauso vienai dienai. Tai aš jį mažam vaikui dalinu į kelias dalis. O kaip jau serga, tai tada paketėlį tas stengiuosi per dieną suduoti. Ir žinokit, mums tas kosėjimas ar tas sloga praeina tiesiog. Va taip paima ir neusitęsia, nes būna nuo slogos, tada eina krenta, griūna, tada ant gerklė, tada nuo gerklės vėl ir kol įsikosini, kol viską ir tas ratas susisuka ir tikrai tėveliai tą žino, kas turi mažus vaikus.
Ir ne tik mažus, ir tie, kurie eina į mokyklą, viską, tai šitas produktas numeris vienas, nes jisai tiek žarnyną atstato, nes daug probiotikų yra, prebiotikų ir tiek imunitetą stiprina vitaminas C ir cinkas, būtent tokia formulė, kurią labai lengvai pasisavina mūsų organizmas. Tai aš išbandžiau, tai geria ir mano vyras, geria ir sūnus, tai mes visi ryte turim tokią tradiciją jau atsikėlę, aš šiek tiek vėliau geriu. Jeigu jį geriu, nes aš jau visiems duodu iš ryto savo šeimos nariam, o aš dažniausiai būna sunrise arba moteriška, tai jau pasiderinu, jeigu matau, kad kažkas pas mane negerai, tai išgeriu tikrai ir probiotiką, bet tikrai labai efektyvus produktas. Tai vat. O šiaip dar turiu, tikrai pas mane labai nemažai yra vartojančių, tik tiek, kad negali pasidalinti, būna arba va laikas netinka kažkam, kažkas ne Lietuvoje gyvena ir taip toliau. Tai tai tikrai turiu tokią nuostabią moterį, kuri nesenai pradėjo vartoti, nu jau kaip tas nesenai, jau vartoja 2 mėnesius ir turi tikrai puikius rezultatus. Ir šiandien įskambinu, sakau, gal gali pasidalinti, sako, ne, aš bitynė, sako, niekaip, žinok, ryšio nepagausiu. Jo, tai jinai tikiuosi kažkada pasidalins gyvai. Tai jinai pradėjo vartoti, nes irgi pradžiai nelabai tikėjo, bet sako, pabandysiu, nu taip įtikinamai tu ir gerai kalbi, sako, nu pabandysiu. Ir nusipirko trejetą mūsų Kolonguardą, Sunrise ir Sunsetą ir pradėjo vartoti. Tai sako, nu, jinai labai greit pajuto ir labai greit pradėjo ant jos matytis, nes pas ją anksčiau būdavo akis va tokios auštinio. O tai va, tai žinokit, tas visas nutinimas praėjo. Skyšiai prasivarė greičiausiai viskas ir taip gražiai, ir nėra, kad, žinot, kaip būna kitos moteris, o kaip nukrenta tas ir taip kabo viskas, taip gražiai traukiasi viskas ir labai atjaunėjo iš veido. Tikrai labai gražiai atrodo. Jei po 1,5 mėnesio kažkur spaudimas, jau netgi greičiau, jei spaudimas pasireguliavo, nes jai visą laiką būdavo aukštas ir net nepadėdavo vaistai, kuriuos gydytojai išrašydavo. Tai būtent šie produktai jai sunormalizavo jį. Ir dar labai džiaugiasi, žinoma, ir dėl Sunseto. Sunsetas tai savo kažkoks tai išradimas. Pradžiai, žinokit, kol susireguliavo, tai būdavo prabunda, tarkim, nueina miegoti, išgeria Sunseto ir prabunda vidury nakties. Tada aš jai sakau, bandyk tu gerti arba eiti miegoti šiek tiek vėliau, arba gerti prieš pat miegą Sunsetą. Nu, vat jau ruošiesi kokį 20 minučių, vat ir išgerk. Ir jinai tai pradėjo daryti ir sako, aš išmiegu, jūs sako, išmiegu, bet žinok, atsikeliu 5:30, sako, ir pati jau be žadintuvo. Sakau, vadinasi labai gerai, nes tau, sakau, užtinka to miego. Tai jai labai patinka Sunsetas, tai dabar visą laiką geria prieš pat miegą, jau sako, einu jau skaityti kokią knygą, va greit pasiemu, sako, ir net sako, va ir knyga ant šono, va kaip ir svajūnė sakė, kad tiesiog kartais ir seilė būna nutysta, jo, ir jau tik, kad užmigai ir ant tos pusės pačios ir atsikėliai. Tai labai, labai iš tikrųjų smagu girdėti ir labai džiugu, kad labai greitai žmonės pajunta, ypač tie, kurie turi sveikatos problemų. Tai tikrai nebijokit, yra sprendimo būdų, tai tik reikia ieškoti, bandyti ir atrasti savo tinkamas priemonės. O tą pajausit labai greitai, kai pradėsit bandyti šitus produktus. Tai mano būtų atsiliepimas toks. Labai ačiū, Neringute, labai ačiū. Pas tave visą laiką vis jų daugėja to atsiliepimo. Tai tikrai, kadangi pas Neringą daug labai partnerių, daug klientų, tai su daug žmonių bendrauja, tai aišku, ir to atsiliepimo labai daug. Tai ačiū, Neringute. Kas dar gali pakalbėti? Nežinau. Ar eina, dabar nematau, ar neišjungiau, aš netrodo. Ai, eina. Tai va, tai tada aš pati pasakysiu, kad visai vat ir vakar kalbėjau su viena moterim, paskambino. Sako, nu vad nežinau, ar čia dabar dar toliau pirkti ar nepirkti, tai moteris turėjo 20 metų problemą su miegu. Ir pradėjus šitą produktą vartoti, tai jinai pabrėžė būtent apie Sunsetą. Sakė, nuo pusės tabletytės tikrai greitai užmiego, kaip aš ir buvau pasakius, prieš pat miegą sučiulpti. Aš visą laiką rekomenduoju prieš pat miegą tą padaryti ir eiti miegoti. Tai galiu pasakyti, man asmeniškai irgi, kas negirdėjote, yra daug naujų žmonių.
aš labiausiai man suveikė tai šitas suncetas irgi. Aš nežinau, ar įrašas eina ar ne, aš jau pasimečiau, lyg tai eina. Eina, matau. Aha, tai man irgi labiausiai suncetas, aš čia dabar buvau padarius pertrauką, negėriau visai ir dabar vėl pradėjau gerti, tai kuo galiu pasidžiaugti, anksčiau, pavyzdžiui, jeigu kolangardą išgerdavau visą, tai jau negalėdavau iš namų išeiti, į tualetą ištisai lakstydavau ir jau man ten jis labai stipriai veikia. Tai dabar irgi geriu visą ir iš ryto nueinu 1-2 kartus į tualetą ir viskas ir lakstymai pasibaigė. Tai aš manau, kad jau tikrai žarnynas pasitvarkęs. Ir dar galiu pasidžiaugti, šiais metais vėl pasidariau, praeitą savaitę visus tyrimus. Aš turiu tokį įprotį, kiekvienais metais darau labai, labai išsamei, plačiai. Ten dasiperku, ką reikia, kad apimtų viską. Tai ir kraujo tirštumą, ir kepenų ten fermentus, ir inkstų, ir cholesterolis, ir skydliaukė, viską. Tai galiu pasisakyti, kad tikrai galiu pasidžiaugti, kad tyrimai visi labai geri. Nu, gydytoja paklausė dėl magnio, tai pasakiau, kad kaip tik dabar papildomai esu nusipirkus purškiamą, tikrai labai geras ir labai veiksmingas. Tai sakė, pavartok dar jo ilgiau biški ir vitamino D šį kartą parekomendavo, sako, nu taip jau arčiau žemesnės normos. Pernai man buvo viskas gerai su vitaminu D, aš niekada jo negėriau, niekada papildomai vitamino D negerdavau, bet šįmet sako, nu jau žinok, yra arčiau žemesnės ribos, tai pagerk. Tai aš pasiėmiau ten, kuris savaitę 1 kartą. Ir pagersiu porą mėnesių vitamino D, o paskui atsiranda saulė, jūra. Ir kažkaip tai man jo matomai prisipildo to vitamino D. O šiaip visi tyrimai labai geri ir tiek skydliaukiai, tiek kepenų fermentai, visi inkstai, sakė, tikrai dirba aukštumoj. Ką dar tenai? Labai įdomiai, žinokit, aš turiu tą spaudimo balto chalato sindromą. Aš kai nueinu į polikliniką, man pastoviai spaudimas pakyla pas jas, išeinu iš poliklinikos, vėl viskas gerai, tai labai įdomiai. Tai šiaip geras paskui jau, kai nuėjau, kad padiskutuoti apie tyrimus, tai nebuvo to spaudimo. Tai kartais sako, net stebisi jie, bet sako, yra tokių žmonių, kur sako, ta poliklinika jiems, nu ir iš tikrųjų man nelabai mėgstu eiti pas daktarus, bet vis tiek einu profilaktiškai. Tai labai galiu pasidžiaugti, aš nieko papildomai negeriu, tik tai šitus mūsų kompanijos produktus visus metus vartojau. Ir jaučiuosi tikrai ir puikiai, ir energinga, ir tiek, kiek man reikia, aš viską pasidarau, viską spėju. Miegas tikrai labai geras. Aš atsikeliu naktį, išeinu į tualetą, bet ką aš pastebėjau, suncetas, kokią jisai turi savybę, kad tu ir atsikeli, bet tu vis tiek labai greit užmiegi po to. Bent man taip jisai veikia. Tai mane tai džiugina. O daugiau nežinau, ką dar galiu pasakyti. Vis parašo žmonės, kad džiaugiasi, kad lengvumas atsiranda kūne ir tą pajaučia labai greitai po kelių dienų. Tai tikrai produktas mūsų yra efektyvus. Ir tikrai turim kuo pasidžiaugti ir kažkaip tai dar sužinojom, kad nuo 6 metų produktą galima duoti ir vaikams, aišku, daug mažesnės dozės. Mergaitėm moteriška, jeigu ten prasideda mėnesinės skausmingos nuo 12 metų galima.
ir jau kompanija išspausdino lietuviškas dėžutes, mes jau greitų laikų viskas bus lietuviškai, kaip vartoti, kaip gerti bus ant dėžučio. Tai viskas yra ruošiama, tai tikrai, kas klausote šitą video, kreipkitės ar į tą žmogų, kuris duos paklausyti šitą video, ar jūs išgirsite grupėje, tai kreipkitės, tikrai padėsim, patarsim, kaip įsigyti ir gerinti jūsų sveikatą. Dar noriu pabrėžti, kad mūsų produktai nėra vaistai, jie būtent skirti regeneruoti mūsų ląsteles, atnaujinti, atjauninti visą jūsų kūną. Gal dėl to rekomenduojama pagerti ilgiau, kad atsistatytų, o paskui jau pasilikti profilaktiškai. Tai va, tai kas dar iš jūsų norėtumėt kalbėti? Birutė, gal tu nori kažką pasakyti? Nori? Tai įsijunk mikrofoną. Labas vakaras visiems ir visom. Labas vakaras. Nežinau, nuo ko pradėti, pas mane problemų, tai virš galvos, kaip sakoma. Ja, tai problemų nepasakok. Nepasakosiu problemų. Pasako, kas tave džiugina. Kas džiugina? Aišku, dar mano ten tų pagrindinių problemų labai tokio užsibaigimo nelabai matosi, bet jau į gerą pusę. Esmė ta, kad turiu žaizdą neužgyjančią, metai laiko jau daugiau kojai. Tai po truputį judu į priekį, į gerą pusę. O šiaip ką pastebėjau, tai būdavo, šiaip pagal amžių man reiktų nešioti akinius. Bet aš kažkaip tai kiekvieną sykį būdavo nusiperku vitamino akim. Tai vienų, tai kitų. O dabar, kai pradėjau vartoti šitos produktus nuo rugsėjo mėnesio, tai nevartoju iš vis jokių vitaminų akim, bet jaučiu, kad nieko, pablogėjimo jokio, nors jau metai, oho. Tai va, tą pastebėjau, paskui ką, peršalimo ligų, kaip sakant, neteko pajusti šiais metais, o sesuo išbandė probiotikus tuos su vaikais, tai irgi mes kažkaip tai šeimoje nelabai tų medikamentų vartojam susirgę, nepuolam temperatūrų numušinėti, kažkaip tai labiau natūraliai. Taip, kad organizmai nepersisotinė tos chemijos, tai gal greičiau ir paveikia. Tai jinai kažkaip tai pastebėjo, kad irgi jaunėliui prie savaitgalį kažkaip tai. Irgi sako, jaučiau, kad sako, jisai štopuoja kažkaip tai, jau liktai nosis, liktai sloga, liktai gerklė. Tai sako, prisiminiau tos probiotikus. Tai sako, vieną pakelį, kitą pakelį. Rytojus atsikėlė viskas, sako, šiaip tai jisai būdavo, kai praeidavo tokios visokios, pati pradžiau tos ligos, tai ir naktis tai kažkaip blaškosi, nemiega kažkaip tai, ir jinai kažkaip tai tokia, kaip sakant, miega, toks miegas, budinčio režime, kaip galima skaityti. O tada, sako, išgėrė man jisai vakare, ir sako, naktį išmiegojo, ir tai atsikėlė, kaip niekur į mokyklą išėjo. Tai va taip, kad tikrai, kad veiksmingas šitas produktas. Tai aišku, tai nereikia užleisti. Tai tikrai stebuklus daro. Nereikia tik tai užleisti, reikia tik tai nepralaukto momento, kad ta liga neįsisėtų giliau. Tai va, o pati kol kas labai laukiu nuo sąnarių naujo produkto. Nes problemų tai pas mane. Jo, turėtų ateiti ant dienų visiems jau. Tai va, kol kas va tokios naujienos. Tai va žiūrėsiu, kaip toliau bus čia man. Esmė ta, kad blogin nesidaro viskas, kaip sakant, pamažu. Problemos labai įsisenėja ir taip, kad tokios naujienos kol kas iš manęs tokie atsiliepimai. Gerai, ačiū, Birutėlė, ačiū. Nėr už ką. Ar yra dar kas norinčių pasisakyti? Labai smagu. Apie Sunset. Kažkaip tai daugelis sako, kad pusės užtenka, man 4 užtenka. Wow! Man 4, bet žinokit, būna taip, kad aš kažkaip tai sieninę lempą turiu ir jau kaip jau užeina miegas, tai kažkaip tai tokia pagalviai paaukštinančią išsimetu, šviesą užsijungiu, o čia kurią naktį irgi sučiulpiau aš tą 4 ir taip atsibundu
į laikrodį pasižiūrėjau 5. Ir man taip tokia mintis galvoju, nesupratau, ar aš čia automatiškai šviesą sieninę įsijungiau ir laikrodį pažiūrėjau, bet paskui kažkaip iš miego pašokus atsigaminau, galvoju, ne, tai aš reiškia, taip nulūžau greitai, kad nieko, nei iš pagalvės įsitraukiau, nei sieninės lempos neįsijungiau, atsibundu 5 ryto. O, prašau. Tai Na, va, iš tai tikrųjų, miegas labai svarbu. nuo 4. Šiaip tai tikrai, va, kaip sakot, kad ir nuveini va naktį kartais va į tualetą, tikrai, kad greit užmiegi paskui, nėra taip, kad tenais vėl neužmigtum. Jo, Tai va, skaičiuotas esu tikrai kad girdėjus puikus. dar iš vienos partnerės, kad irgi sakė, man 4 per Mhm. akis. Taip, man irgi, tai va tiek. Nu, nes, Mhm. matot, šitas suncetas, jisai skatina tą melatoniną gamintis, tai reiškia pasiūmė dar kažkiek ir savo gaminasi. Tai už tai ir nereikia, o aš visą laiką sakau, neperdozuokit, pradėkit nuo mažiuko, Taip. o paskui jau pagal situaciją žiūrėkit. Esmė ta, kad kai daug išgeri irgi nepakenkia, kažkaip tai nemiegi ilgiau, tik tai tiek, kad, gaunasi susitaupimas. Tai žinoma, Ir veiksmingumas tas pats. daugiau visada spėsit išgerti. Atsiprašau, Tai va- pertrauksiu. O Birutė, įdomu, ką pajutot, va, kai pusę suvartojate, ne? Nu ir kaip pajutot, kad jums per daug jo yra? Nu ką pajutote? Paprasčiausiai nieko nepajutau. Paprasčiausiai, žinot, kaip buvo? Dabar ta tabletė tokia, jinai minkštesnė. Jo. Jinai kažkaip lengvai persiskelia. O ta būdavo tokia tvirta, kad būdavo aš tokį maišelį užsegama, susiskaldau ir kažkaip tai, žinote, didesnis gabaliukas, mažesnis gabaliukas ir kažkaip tai pajutau vieną sykį, galvoju, tą mažesnį paimsiu. Nu ir man jis tai suveikė ir aš galvoju, tai visą laiką po tą 4 gersiu. Taip. Po tavo mažiuką. O šiaip tai sakau, grynai atsitiktinai taip gavosi. Paskui visai nereikės. Sakau, atsitiktinai. Aš dėl ko paklausiau, nes mano sūnus tai jaučiasi kitą dieną mieguistas labai. Vat jam tada jau Jei skaitosi, per daug, kad jau ane? yra jo per daug, jo. Tai tada pradedam 4 arba tiesiog tarpą padarom. Ir tada vėl viskas labai puikiai Ne, aš įsivažiuoja. kažkaip tai mieguistumo tai kažkaip tai nepajutau. Dėl miegojimo tikrai nepajutau nieko, bet paprasčiausiai taip atsitiktinumo dėka taip pagavosi, kad pasižiūrėjau, kad užteko mažesnio kiekio, tai kažkaip tai mažesnį kiekį visą laiką ir vartoju. Labai Jau smagu. kai jaučiu, kad kažkaip tai ar labiau kažkaip tai pervargus, ar jaučiu kažkaip tai miegas gali neimti, tada jau išsirenku iš to maišelio didesnį gabaliuką, to 4. Mhm. Tai va, taip. Gerai tada. Gerai, labai ačiū, Birutėlė. Tada kas dar galit pasisakyti? Dabar aš pauzę padariau. Kas dar galit pasisakyti? Nes jeigu ne, tada mes galėsime šiandien ir užteks. Galima dažniau padaryti po biškį. Ir aš gal biškį gal per vėlai paskelbiau, kad taip gavosi. Tai gerai, labai ačiū tiem, kas kalbėjote. Ernesta, gal tu gali ką nors pasidalinti, ar jau tavęs nėra? Ai, atsijau. Yra Ernesta. Esu. Gal gali? Čia reikia kameras jungtis, taip. Nu, jeigu įsijungsi, bus labai malonu. Nežinau, ar girdit mane, ar matot? Girdim, labai ir girdim, ir matom tokią gražuolę. Nu, Labas klausom. vakaras visiems. Lauk, aš dabar pasižiūrėsiu. Aš turbūt. O dabar jau įjungiau veikia. Aš sėsiu taip žemai atsisėdus. Tai vat, nežinau, iš tikrųjų tų atsiliepimų yra labai daug. Kiek aš pusantro mėnesio gal tik tais, kaip pradėjau kalbėti apie šitą produkciją. Ir per šitą laiką, jisai trumpas, bet tikrai tų atsiliepimų gaunu dabar ypatingai paskutiniu metu, praktiškai kiekvieną dieną viską kažkas parašo, pasidalina. Ir buvau pakalbinus keletą žmonių,
žmonių, norėjau, kad jie vat, šiandien prisijungtų, pakalbėtų, bet lietuviai tokie drovus, jie daugiau mėgsta paklausyti, kažkaip nedrįsta galbūt, vis tiek parašyti yra, kaip pasakyti, paprasčiau. Tai tiesiog aš galiu pasakyti tiesiog, ką pastebėjau, kokie yra dažniausiai visi atsiliepimai. Ir pirmoji vietoje, žinoma, Palangua ar žarnyno produktas yra veiksmingiausias. Jį, kaip sakyti, ne tai, kad veiksmingiausias, bet pirmiausiai pastebi žmonės poveikį. Tai va, ir aš visada paklausiu, kaip jie vartoja, aš žinoma pasakau, kaip reikia vartoti, tačiau paklausinėjau, ar nėra per stipru, arba per silpna, ar aplamai jaučia tą visą poveikį. Tai labai džiaugiuosi, kad praktiškai labai nutaikom porcijas ir nebūna to tokio bijojimo išeiti iš namų, kad, va, kaip kiti sako, kad iki pietų lakstom ir ar ten naktį keliamės ir tai kažkaip taip tikrai labai sekasi nutaikyti, o kad būtų, jog jisai nesuveiktų visiškai, tai to dar tikrai nėra buvę. Tai va. Mano pačios mama, jinai vartoja ir jinai prieš tai yra vartojusi kitos kompanijos produktus, tai jinai pati dalinosi tokiu palyginimu, mes vis pasikalbam, man pačiai įdomu. Tai sakė, šitos kompanijos būtent žarnynui yra daug geresnis. Na, jisai truputį švelniau veikia, nereikia tenais, kaip jai, kad būdavo naktį 3 nakties keltis, nereikia ryte bijoti iš namų kažkur išeiti. Ir na, iš tikrųjų taip yra, aš pati ir ant savęs jaučiu, kad jisai veikia taip labai švelniai. Na, o antras dalykas iš tų visų atsiliepimų, tai būtų Sunsetas miegui. Lygiai taip pat dauguma žmonių pastebi antroji vietoje Sunsetą. Tikrai. Šiandien viena moteris taip pat parašė, kad sako, aš buvau tokia skeptiška, galvojau, kad kaip čia taip yra, nes mes turim tokią grupelę, kur klientai dalinasi tiesiog ir aš pati įkeliu atsiliepimus tokius ir visi mato. Ir jinai sako, aš buvau tokia skeptiška, bet sako, žiūriu, kad čia visi džiaugias, nusprendžiau pati pabandyti. Tai va, jinai dabar vartoja savaitę ar 2, tai sako, be galo gerai miegu ir taip giliai, kad labai patenkinta, žodžiu. Ir pati įsitikinu, kad tikrai tai nėra, kad, kaip sakyti, tik tais kalbos, o yra veikimas tikras. Pats geriausias variantas, kai žmogus pats išbando ir todėl aš ir sakau, reikia dalinti savo pojūčiais, kad tiesiog padėti tiems žmonėms žengti tą žingsnį. Ir tikrai taip, labai ačiū, Ernesta, labai ačiū tau. Ir dar noriu pasakyti vieną tokį, mato, dabar labai mažai dar to laiko praėjo, kaip sakau, aš tik mėnesį rekomenduoju kitiems ir žmonės čia produkcijos gavę gal tik savaitę 2 ir kaip vartoja, mažai to laiko tokiom didesnėm problemom, kaip sakant, kas turi rimtesnių tokių sveikatos problemų. Tai truputį reikia daugiau ilgiau pagerti. Bet vienas toks buvo atsiliepimas, kad moteriai per savaitę laiko susitvarkė kraujospūdis. Jisai būdavo aukštas 109, 190, ant 100 kažkur būdavo. Ir galiu pasakyti tiksliai, kad jisai praktiškai idealus tapo per savaitę laiko. Buvau čia išsisaugojus. Taip, ne, buvo 150 ant 95 ir po savaitės dabar 125-85. Na tai labai jau gerai. O jinai vartojo kažkokius vaistus prieš tai?
bet šito nežinau, jinai neminėjo apie vaistus, bet kiek aš esu su ja bendravusi, jinai labai, nu, kaip stengiasi, vengia jinai tos chemijos, nori natūraliais produktais. Tai labai jau smagu Viską tikrai, nes daug žmonių kenčia nuo to spaudimo. Bet kaip įdomiai, aš vat, kaip ir minėjau, nu, poliklinikoje man tikrina tą spaudimą ir ten 170 buvo ant 130 gal pas mane kaip patikrino, o aš nieko pati nejaučiu. Sakau, kas man turi darytis, jis man sako tokį spaudimą, kas man turi darytis, ką aš turiu jaus, ar kažko, nu, išeinu iš poliklinikos ir viskas, ir nieko. Tai labai įdomiai čia vis tiek jau tie žmonės, kurie turi tą spaudimą, kažkokią tą savijautą turi pastoviai, tai jau jie iš karto pajaučia, kai jinai dingsta. Aš taip suprantu, ne? Taip. Tikrai, taip, nu labai fainiai iš tikrųjų. Aš manau, kad tų atsiliepimų vis daugės ir daugės pas mus. Mes paskui jau darysim ir gyvai susitikimus Kaune ir tikrai dalinsimės, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie tai. Labai ačiū tau, Ernesta. Aš tau dėkoju už tos atsiliepimus, kuriuos tu ir įkeli ir išverti, matau. Dar dabar prisiminiau dar vieną, galiu pasidalinti atvejį. Taip. Moteris, nu, mes kalbėjom su ją audio žinutėm, tai jinai parašė, kad jinai anksčiau labai ilgą laiką nagus priaugintus turėjo. Ir paskui jinai nusijėmė juos ir jau galbūt 2 metai, dabar nepamenu tiksliai, 2 metai, kaip jinai bando atsistatyti natūralius savo nagus, nes jie antiek susigadino, kad jinai pastoviai viską turėdavo dirbti su pirštiniam, jai skilinėjo, trukinėjo, žaizdos, na, žinot, viską vis tiek su rankom darom. Tai va, ir jinai lygiai taip pat jinai vartoja gal tik tais porą savaičių, gal plius minus maždaug. Ir jinai parašė, kad, sako, man čia kažkoks stebuklas, mano nagai pradėjo tvarkytis. Sako, apie miegą jau visiškai nekalbu, nes kaip nulūštų, tai neatseilė bėga. Taip pat labai patenkinta, sako, kaip gerai, kad yra tokia produkcija. Tai labai smagu. Kietau, kaip man smagu, žinokit, aš kiekvieną kartą man tie atsiliepimai tai kaip vyšnė ant torto. Aš taip džiaugiuosi, kad mes turime rankose tokį nuostabų produktą ir kad jisai tikrai nieko negali sugadinti, o padėti gali žmogui labai daug. Labai dėkoju, Ernesta, tikiuosi tų atsiliepimų bus ir iš tavęs, ir iš tavo partnerių, ir klientų, ir draugų, pažįstamų, taip ir iš kiekvieno mūsų. Tai ką, šiandien dėkoju visiems, aš įkelsiu įrašą į grupę, kad jūs galėtumėt pasidalinti visi ir manau, kad toliau dalinsimės tais atsiliepimais, kurie eina raštiškai ir karts nuo karto pasidarysime įrašus gyvai. Tai va, labai labai ačiū ir ką, gražaus vakaro, iki kito karto. Būkite sveiki ir laimingi.